Balandžio 24. Kiekvienas mūsų te gyvena artimui įtikti, jo labui pagerinimui. Laiškas Romiečiams 15 skyrius 2 eilutė. Kiekvienas viešpaties mokinys turi atsiminti, kad speciali misija jo pareigų, pašaukimo ir pakvietimo dabartiniu metu yra pasiaukojimas. Viena iš tarnavimo formų, kurios dažnai nepastebi viešpaties mokiniai, tai galimybė atsisakyti savo asmeninių kelių ir planų, savo asmeninių metodų ar pirmumo teisių, ir vietoj jų taikos labui pritarti kitų planams ir pirmumo teisėms, ten, kur paliestos yra vien tik mūsų asmeninės pirmumo teisės, ir kur tikime, kad viešpats taip pat bus patenkintas, jei šis reikalas būtų sutvarkytas vienokiu ar kitokiu būdu. Galime, taikos labui, atsisakyti savo asmeninių privilegijų, išpildant kitų norus, jeigu matome, kad toks mūsų elgesys pasitarnaus kokiam nors gėriui. Žiūrėdami į šios eilutės kontekstą matome, kad šventas Paulius tuo artimuoju laikė mūsų tarnybos draugą viešpatį Jėzų, o kitus tolesniais artimaisiais. Ne vien pareiga, bet ir privilegija yra visiems Kristaus mokiniams, išsižadant savęs patikti kitiems, ne jų kūnams, bet jų naujoms širdims, protams ir valiai. Tai turi pasitarnauti jų gėriui, kad jie galėtų augti tikėjime, viltyje ir meilėje. Klausimai: ar šią savaitę išsižadėjau savęs brolių naudai? Kaip, kodėl, kas tame padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Kiekvienas mūsų te gyvena artimui įtikti, jo labui pagerinimui. Laiškas Romiečiams 15 skyrius 2 eilutė.